Sveiki gerbėmieji. Štai nauja striukė. Senosios gerosios topsellerio striukės bazėje pagaminta ir sukurta visiškai nauja striukė. Ir dabar trumpai papasakosiu. Vienas iš šaunių dalykų tai yra gaubtuvas. Gaubtuvas su papildomu snapeliu, kad saugotų nuo lietaus, nuo sniego ir visų kitų negandų. Taip pat yra papildomi gumelės šniureliai, kad galėtumėt susitraukti, kad visiškai saugotų jūsų ausis, jūsų galvą nuo šalčio ir stipraus vėjo. Pati medžiaga ir pati striukė pagaminta taip, kad gerai garintų jūsų viduje esančią drėgmę ir prakaitą ir atitinka 3000 mm stulpelį, o vandens nepralaidumas iš lauko pusės 5000 mm stulpelio. Taigi puikus rodikliai. Toliau atkreipkite dėmesį. Pati striukė pasiūta taip, kad viduje yra šniureliai, taip pat gumelės. Juos sutraukus tikrai apsaugosit savo nugarą ir šilumą laikysite prie savęs ir neišleisite vėjais. Dar pasižiūrėkite. Labai gražus pamšalas, tiesiog nuostabu, žiūrėkit, viskas suvirto ženkliukais, dizainas nerealus, aš norėčiau tokių marškinių turėti, kaip šitas pamšalas papildomai. Dar vienas labai svarbus momentas – kišenės. Kišenės pagamintos visiškai kitaip, jos be užtrauktukų, bet už tai yra padarytas antsiuvas ant viršaus, kad nepamestumėt nieko iš kišenės. Lengvai pateksite į kišenę, susidėsite daiktus, bet tie daiktai neiškris. Tuo tarpu vidinė arba pinigų kišenė jau yra su užtrauktuku. Taigi galite susidėti savo piniginę ir brangius daiktus, užtraukti užtrauktuką ir verstis kūliais, tikrai nieko nepamesite. Dar viena kišenė, tai yra šitoj dešinėje pusėje telefonui, mobiliam telefonui. Atkreipkite dėmesį, labai gili, tai yra per sprindį galite tokio aukščio telefoną nešioti. Ir šiaip pats dizainas tikrai pagerintas, nes atkreipkite dėmesį rankovės iš karto su tampria juostele, vėlgi, kad nepatektų drėgmė, vėjas ir dulkės į vidų, o rankogaliai reguliuojami su velcro juosta, kad visiškai standžiai apspaustų jūsų rankas. Dar labai svarbus momentas. Visa striukė pilnai pasiūta iš perdirbtų plasmasinių butelių, plastiko butelių. Tai yra poliesteris, pagamintas pilnai iš antrinių žaliavų, taigi Virtas labai rimtai žiūri į ekologiją ir stengiasi palikti kiek galima mažesnį CO2 pėdsaką.